Šiandien šalta. Turime tik 11 laipsnių. Čia jau esam Marbėjos apylinkėse, matom Marbėjos tą kalną žymų. Dar esam Marbėjos teritorijoje, Elvyrija pavadinimu. Čia irgi vienas iš brangiausių regionų. O iki Malagos 47 km rodė nuo šitos vietos. O už Elvyrijos jau prasideda Kalahondos apylinkės. Čia yra Kalahonda tarp Marbėjos ir Benalmadenos. Taip, nuo oro uosto mums rodo 23 minutės arba 28 minutės. Tai 23 yra mokamų kelių, kuris prasideda maždaug nuo šitos vietos. Taip, tai dabar čia šita vieta, Sitio Kalahonda, įsukome per šitą kelią. Tai pradžiai mes važiavome pirmą kartą pro šitą pusę ir va šičia atvažiavom. Ir paskui išvažinėjome per šitą pusę. Ir va pro šitą pusę. Daug patogiau, taip. Ir va čia atvažiuojam. Čia mes turime Mercadoną parduotuvę. Va atrodo pėstute maždaug 6-7 minutės pagal tempą. Pagrindiniai dalykai, kas reikalingi, parduotuvė čia Mercadona ir su mašina apie turbūt 5 minutės kelio iki Lidlo nuvažiuoti. Mes dar matėsi video, kai nuvažiavome iki jūros. Tai važiavome iki jūros va šitų kelių, ten išlindom ir va šičia per tą žieduką po tiltu ir mes atsirandame prie jūros, va čia aikštelė, kur mašiną buvom pasidėję. Ir va šičia vaikščiojom, filmavom tą barą piratų. Tai va čia šita vieta, jinai matėsi kiek yra smėlio, paplūdimio pačio, tai čia yra va maždaug va tokia vieta. Visur kitur yra tik tais, va matosi tokie akmenys ir koraliniai čia turbūt tokie rifai mini. Ten daugiau tokie pasivaikščiojimo takai. Taip, kas apie pačią Kalahondą galima pasakyti, tai jinai yra gausiai apgyvendinta. Labai daug turistų privažiuoja, poilsiautojų labai populiaru. Tarp tų pačių. Vasarą būna čia viskas išnuomota praktiškai. Taip. Liepa, rugpjūtis. Tai vat netgi ir tame komplekse, kaip kalbėjom, kad minimum yra naktis 200 eurų. Tai visur kitur, kur kažkoks truputį geresnis vaizdas arba estetiškai būstas sutvarkytas, atnaujintas, tai jis automatiškai kaina ir jau nuo 2,5 prasideda už naktį sezono metu. Čia netoliese yra ir labai populiarūs barai, tokie kaip Max Beach, pavyzdžiui, va šitas yra, ar ne? Čia labai, vat, netgi matosi 2500 atsiliepimų, nes 4,4. Čia yra labai populiaru tarp užsieniečių. Naktinis klubas. Taip, čia yra naktinis klubas, čia yra verda visas naktinis gyvenimas. Ką jinai turi dar? Turi va golfo laukus, ar ne? Šičia, va šičia. Čia yra uostas. Čia yra matosi va viršui mokamas greitkelis. Sakykime, žiemos metu kaina šito greitkelio maždaug apie 3, man atrodo, ar 4 eurai į vieną pusę. Šitoj vietoj vat įvažiavęs, tai tu išlysi prie Marbėjos ir jau tu susimokėsi maždaug apie 3 eurus. Va šitoj vietoj jau čia susiduria mokama su nemokamu keliu. San Pedro va maždaug va šitoj vietoj yra kamščiai vasaromis. Va čia išvažiuoja irgi vėl čia išsiskiria į nemokamą kelią ir į mokamą kelią. Tai jeigu tu apvažiuoji va šitų kelių, tu pralenki visus kamščius ir vėl ten susijungi, labai patogus išvažiavimas. Mažai automobilių gali važiuoti minimum kokį 180 greičiu ir tu drąsiai ten keliai puikus pravažiuoji labai greitai. Šitą lokaciją populiari dėl to, nes labai arti Malagos oro uostas ir netoli Marbėja. Visa Marbėja, golfinai. Tai puikiai pamėgta turistų vieta. Už tai ir kainos didžiulės, čia yra jau kalnai šitoj vietoje ir vaizdas labai gražus. O kas liečia paplūdimius, kaip pasakyti, jie nėra ypatingi. Jeigu lyginant taip su Lietuvos, tai Lietuvoje yra aukšto lygio paplūdimys. Čia jie paplūdimių nevertina, kas yra labai Ispanijoje vertę jiems sukuria vaizdai. Taip, jie, pavyzdžiui, sakykime, kažkokios vilos brangesnės, tai jau jos yra įsikėlusios labiau į kalną ir jie, va čia, sakykime, va šitoj vietoj gyvendami, ar ne, va šitoj visam paviršiui, tai jie praktiškai žiūri ir vertina tik tai, ar matosi jūra į pietų pusę. Kalnai, jūra. Taip, ir kalnas, svarbu, jūra. Nuosavas baseinas. Ir jiems baseinas taip. O paplūdimių jie asmeniškai patys labai nelabai mėgsta. Čia mes tik tai lietuviai labai pripratę prie tų paplūdimių. Čia truputį yra kitoks stilius ir kitoks mąstymas, mentalitetas. Taip, tai skelbimas, aprašymas yra, viskas surašyta. Matom, kad kaina yra sumažėjusi, 4%.
Tai vat nuotraukos standartiškai viskas. Truputį matosi aprūdyję langinės grotos. Šitos vietos aš čia tik tai nepafilmavau, nes čia sėdėjo šeima su mažu vaiku, nes norėjo jų į kadrą dėti. Tai praktiškai viskas video matosi. Vietos, aišku, nėra daug, virtuvytė maža. Bet nuomai pakankamai, jeigu atvyksta viena šeima, tarkim. Ta viena šeima, tai aš turiu minį, aš, pavyzdžiui, galvočiau, kad viena šeima tai jau, kaip ir dabar čia gyvena. 2 suaugę, Taip, vienas ir vaikas, arba 2 suaugę ir 2 maži vaikai. Taip, bet čia yra trumpam tokiam atvykimui, savaitėm, 2, 3 atostogų. Tai nuomos atžvilgių čia yra puiku, kodėlgi ne. Išėjimas iš kiemuko iš terasos į baseiną, labai patogu, saulė kaitina, virš galvos kepina vasarą, poilsiauji, gali nueiti iki jūros, nors nuėjimas iki jūros toliau gaunasi, ar ne, pėstute? Pėsti, sakė, galima 10 minučių ten nueiti. Mes netgi galim pasižiūrėti tą vietą, tai pažiūrim, ką jis mums parodys pėstute, jeigu pusę valandos žygiuoti. Taip, nes jis eina per čia ir jis eina per tą tuneliuką, kur mes važiavom su mašina, čia tas žiedukas, kur matėsi Kalahonda užrašas. Mes jeigu iki šitos vietos, bet mes galim ir čia ateiti, arba kažkur arčiau. Aš žinau, kad yra galimybė pereiti šičia. Tai čia 24 minučių tampa 15. Tai iki paplūdimių maždaug tiek. Iki parduotuvių parodėm kur. Dar yra čia Carrefouras, matosi supermarketas. Kitas brangesnis būstas, kurį irgi filmavome, 313. Tai šitas būstas, jisai aišku erdvesnis, tam pačiam pastate. Bet jau jam reikėtų šiek tiek daugiau investicijų. Ir naujus baldus susidėti. Taip, visai baldų reikalauja. Šiek tiek pataisimų reikalauja. Galim, aišku, viską palikti, čia nieko negriaut. Tai šviestuvų mes matom, kad nėra, baldų nėra, šviestuvų nėra. Persidažyti reikia būtinai. Galbūt kokios durys klyba girgžda, šiek tiek tektų čia investuoti. O tas pigesnis ir graža, sakykime, iš šito mes netgi ir video matėm, kaip yra pavyzdinis būstas padarytas, irgi panašus kaip šitas, tik tai jis yra apstatytas, paremontuotas, sudėti baldai. Kas liečia, aš turiu minį, investavimo gražą, tai tas jau suremontuotas, ten 250 už naktį, ar ne? O kur pigesnis, matome, šitą, tai mes galime irgi, čia dar mažiau investicijų ir tu gauni, sakykime, 200 per naktį gražą, ar ne? Sezono metu. Tai kaina skiriasi kažkur 100 000, bet graža maždaug mažiau negu 100, apie kažkas 80, ar ne, tūkstančių. Šitam pačiam komplekse yra daugiau būstų pardavinėjimų. Tai mažiausia kaina yra apie 225. 225. Tik čia koks minusėlis, tai maža labai terasa, tokia mažytė terasėlė, bet viduje irgi viskas remontuota, paruošta nuomai. Tai čia vadinasi nieko tam nereikia nedaryti, ateini ir iš karto gali savo. Ir čia yra dupleksas per 2 aukštus. Per 2 aukštus. 80 kvadratų. Tai panašiai kaip patį pirmąjį, kad žiūrėjom. O ten buvo... Taip, čia tas brangesnis, o čia yra tas pigesnis, irgi 80 kvadratų, tas pats plotas. Bet šitas yra tvarkingesnis, aš kaip matau. Tik tai aišku vaizdas yra. Čia jau reikėtų... Ko nėra patogumų šitame, tai nenueini į baseiną taip patogiai. Ir jisai yra 1 aukštas, lietuviškai vadinamas 2 aukštas. Taip, jis yra antram aukšte. Tai čia iš to balkoniuko ir vaizdas matosi. Baseino. Taip, šiek tiek jūros matosi. Ir jūros matosi. Bet kokiu atveju, 225 ir 230, kaina 5000 skirtumas. Tai ir renkiesi, arba tokį variantą, arba tokį, bet už 2,25 jau nieko visiškai daryti nereikia, už 2,30 dar truputį kažką ten pataisyti kosmetiškai. Patogumas išėjimas į terasą, į baseiną už 2,30, o už 2,25 jau ten yra 2 aukštas ir tada reikia laipėti. Bet praktiškai graža, investicinė nuomos graža būtų ta pati. Ir ten 200 drąsiai, ir čia 200 drąsiai. O kas liečia 314, čia jau daugiau reikia investuoti ir aišku, tu investavęs galbūt ir didesnį gražą gausi. Jau bus tada ne 200-250, jeigu gerai sutvarkius. Tai čia prifotkinta yra šiaip nuotraukos. Svarbiausia yra pats būstas, bet labai ispanai mėgsta dėti ir nuotraukas, peizažų, jūrų, ten, kur nelabai aktualu. Būstą realiai domiesi, kaip atrodo.
parkuotis, matau vietą. Va, atvykom į Kalahondą. 15 laipsnių šilčiau truputį. Iš ten atvažiavom iš tos gatvelės. Radom prisiparkuot pačią. There's a car parking here, yeah? Parking on the street. Tai va, ten yra parkavimo aikštelė. Also available here. Here, And here, and on the other side of the building, which we can show you. ten galima parkuotis, čia galima parkuotis ir ten yra aikštelė galima parkuotis. Is it a restaurant or? This used to be part of the community. Well, this is. not But a now restaurant it's anymore. closed, nothing Exactly, is yeah. going on here. Should Okay. we go this way? Taip. Triukšmo nesigirdi iš jokios gatvės. Čia yra įėjimas. Aha. Pro vartelius įeinam. Va. Kaip gražiai atrodo. Andalusian style. Ok, tai čia simbolis Andalusijos. Virgin, nekaltoji Rosija. Taip, va, baseiniuką matom. Iš čia atėjom. Ten va jūra matosi. Gultai. Nes čia yra baseinas, tai va šičia žmonės gali degintis. Dabar saulė užstoja, aišku, žiema, sausis, tai bet čia saulė būna virš galvos beveik spigina. Tai čia saulės per akis. Truputį remontuoja vamzdžiai. Va toks stilius šitos urbanizacijos. Gražiai atrodo. Dabar ramu, nes žiemos sezonas. Tvarkinga viskas. Va, keliukas, kas man patinka, tai kai ateini, pasižiūri, kokie takeliai. Apšinauta, kraštai visi. Gražu. Tai vadinasi prižiūri. Jo, va čia va įėjimas, ar ne? Va, einam į koridoriukų. Va, kitas baseinas. Čia dirba sodininkas. O mes buvom va čia liktai susitikę. Taip, čia buvom susitikę, vadinasi, ir čia galima įeiti. Vazonai, gėlytės, čia va tvarko. Eisim paskui į tą kiemuką pažiūrėti. Dabar žmonės sakė, ten truputį susitvarkys ir leis mus. Jo, parodyta, kaip kaimynai pasidarė, įsistiklinę. Tai va taip pat sakė, galima įsistiklinti. Nes yra va tenais, va tas terasėlė, į kurią mes eisime. Tai va tokiam stilium galima pasidaryti. Tvarkingai, gražiai. Ant bėgelių va yra bėgeliai. Ir viskas susistumė į vieną vietą. Tai va čia toks va stilius man irgi patinka. Aš irgi už tai, nes tu gali atsidaryti vasarą, gali užsidaryti žiemą, tau nei lietus, nei vėjai. Čia dar einam pasižiūrėti. Pasižiūrėti, kas čia nais yra, už pastato. Taisyklės surašytos, va, kad tvarkytai laikytųsi visi. O ten darbai vyksta. Vedžioja kabelius. Ir čia parkavimas, sakė. O šitoje vietoje galima prisiparkuoti. Tenais varteliai, ar ne? Čia jeigu pasistatai mašiną, iš karto. Va, jo, kamera sudėta. So the apartment is there. Okay, entrance. This one. Number 17. So Number literally 17, You can okay. park here. Va, kamera. Immediately Čia inside. pasiparkuoja. Čia išeini ir išeini per šitus vartelius. Taip. Čia gali prisiparkuoti. This doesn't go anywhere. Čia neįgaliųjų vieta, o čia jau galima parkuotis visur, nes nesužymėta, vadinasi, gali automobilį dėti, kur randi laisvą vietą. Čia žvyrinis keliukas toks eina. Nu, pro šitus vartelius ir įžygiuosim. Sakė, jau galima įeiti. O, čia tvarko, darbus daro. Elektra, telekomunikacijos, koridoriukas va toks. Ten laiptukai į viršų įėjimas. O čia yra, va, liftas yra, bet čia ir kitiem aukštam, kadangi mūsų pirmas, tai mums neaktualu. Čia dėžutės, elektros, o mes įeiname ir čia po dešinį iš karto vonios kambarys. Čia žmonės gyvena, tai... Jo, žmonės gyvena, tai bus truputį nelabai tvarkinga. Užsidėmėm šviesą pasižiūrėti. Čia jau atidėkta šviesa. Atidėkta, okei. Tai bet čia labai silpnai šviečia. Reikia lempas tvarkyti. Gal uždaromas toks skersvėjis eina.
Čia elektros skydelis nedidelis, tokia lempa. Ir mes atsidurėm į virtuvę. Virtuvė mažytė, taip, su tokia varka. Jo, labai mažytė virtuvė, šaldytuvas. Nu, čia nelenta nuomos tik tais tokia vietė. Jeigu savo gyvent, tai maks 2 žmonės, ar ne? Atvažiuot pailsėti į Ispaniją. Bet šiaip tai nuomai. Va toks kambariukas irgi, va ten tas koridoriukas, matosi. Čia yra nuomai, be abejo, čia yra nuomai variantas. Sienos ką? Sienos ispaniškos stiliaus, grublėtos. Ir va čia irgi yra tualetas. Irgi nedidelis. Vonia. Ką vonia tokia truputį panešiota. Jo, čia gyvena su vaikučiu, girdisi vaikas. O čia yra miegamasis. Čia mes turim spintą, kondicionieriaus kanalai. Miegamasis toks nėra irgi didelis. 1,40 m turbūt lova įdėta. Čia va ir langas išėjimui į terasėlę. Išeinam, o čia yra svetainė. Svetainė irgi mažytė. This is just cosmetic. This isn't structural, so this can come out. And then you can open up. This is not, not a main structure. Yeah. Tai šitą atsit galima išgriauti koloną ir prasididinti virtuvę. Taip. Šitą išgriauti. Čia jeigu yra noras, aišku, griauti. Tai galima daugiau erdvės. Tai galima pasidaryti truputį erdvesnę vietą. Taip. Truputį erdvesnę vietą. Čia yra kondicionieriaus kanalai. The air conditioning is working. Yeah. Kondicionierius sakė veikia. Baldai. Baldai visai simpatiški. Nu, aš turiu menyvą šitą. Looks quite nice. Yeah. But they said with all the furniture? With all the furniture inclusive? More or less. More or less. Depends on the price, but yes, it's furnished. Sakė, dalinai su baldais priklausomai nuo kainos. Nu tai va, tokia yra svetainė. O čia yra terasėlė. Ir iš karto į pietų pusę, į jūros pusę. Va, išeinam ir iš karto baseiniukas. Čia šitas ir skaitosi vaikų baseiniukas. Ten jau suaugusiems. Taip, čia nuomai, tai čia yra idealu, nes čia yra labai daug turistų, kainos didelės. Va, tokia va teritorija. Žolytė, viską tvarkingai. Nu, čia va tokie yra, va, sakykime, atsilupę vieną plytelę, kitą gal. Čia reikėtų pasižiūrėti, patikrinti. Bet, principė, nu, viskas ok. Va, čia kondicionieriaus blokas sumontuotas. Jo, čia aš tik tai nenoriu po dešinę filmuoti, nes čia su šeima sėdi. Šitos yra... Nu jo, čia yra toks metalinis parūdijas. Tai jį tik tai persidažyti arba įkeisti visą. Visai šiaip. Na, taip, galima visai šiaip. Čia yra daugiau, kai negyveni ir užsidarai. Čia dėl saugumo tokie dalykai. Bet dėl saugumo tai aš labiau apie kamerą galvočiau. Čia tos grotos, va, žmonės ten grotą susimontavę, tai man jos nesimpatiškai atrodo. Nu va, tai maždaug tokia situacija. O grindys yra va šitokio pilkesnio, rudo tokio atspalvio marmuras. Jo, va čia, sako, sienos yra, jos jau tokios patvarkytos, nėra tokio grubumo. Kas yra gerai, jokio pelėsio nesimato, jokių taisymų nesimato, nieko. Tai va tas dalykas yra gerai. Jo, va čia yra sena struktūra nuo pastatymo pradžios, į tokia likusi. O čia jau siena yra perdažyta ir sušveista. Aišku, čionais nėra idealus variantas, sienos vis tiek matosi jos čia nelietuviškam standartui padaryta. Bet esmė, kad taip, persidažyti aš vis tiek galvočiau, kad jeigu nori atšviežinti, kad tikrai būtų gražiau ir brangiau gauti gražą nuomos, tai vis tiek perdažyti reikėtų. Bet iš principo viskas ok. Tai va dabar čia išeidinėjam, laiptukais į apačią. Ok, tai dabar ką dėl kainos minėjo? Kaina buvo pirminė 259. 259, aha. Taip, ir dabar jinai jau yra nuleista iki 230, kas yra ganėtinai gera kaina. Taip. Ir dar šiek tiek galima pasiderėti.
ir dar galima pasidėrėti. Taip, tik tai vienas minusas yra, kad šitas būstas neturi turistinės licenzijos, tai reikėtų su advokatu išsiaiškinti, ar galima gauti. Nes čia ganėtinai senas yra pastatas ir jisai buvo anksčiau naudojamas kaip turistiniai būstai buvo parduodami. Tai okay. Bet sakė, vis tiek visi vasarą čia nuomoja ir be tos licenzijos. Čia taip galima. Nuomoja, rizikuoja, bet čia rizika maža, nes aš čia Ispanijoje iš tikrųjų yra daug, kur tokie dalykai, yra pro pirštus žiūrima. Nebent kažkur bookingas, jeigu licenzijos prašo, arba... Jeigu jau prašo, reikalauja, tai tada, jeigu į bookingą, ar ne, tai jau ten jau neįdėsi skelbimo. Bet jeigu per agentūras, pavyzdžiui, nuomoja... Būna agentūros, kad neprašo licenzijos. Būna agentūros, supratau. Bet ją galima susitvarkyti su laiku, ar ne? Galima, tai jau čia reikėtų klausti advokatų. Su advokatu aiškintis, supratau. Ir šitoj pačioj urbanizacijoje apsižiūrėsim kitą būstą, šiek tiek didesnį. Ir jau kaina yra 313 tūkstančių. Ir pamatysim, koks skirtumas. Čia yra 230. 230, jisai šiek tiek mažesnis yra. Taip. O kitas bus 300 kiek? 313 kažkaip. 313, ne? Tvarkoju, matysim skirtumas. Kažkas tvarkosi paskolą, nori išsiaiškinti, ar gaus paskolą ir gali būti, kad jau jisai greitų metų bus rezervuotas. Jeigu gauna paskolą, kažkas jau ir įperka. Čia labai greitai viskas sukasi, taip, nes yra jeigu variantas, tai ilgai nedėlisi ir perki. Lauksim kito, ar ne, kol įleis. Čia mes einame į kitą butą per tą patį įėjimą. Sakė, 5 įėjimai yra į šitą būstą. Šitame tokiam kalidoriuke. Ir mes turim įėjimą, šitos durys. Įėjimą į duris. Jis čia tuščias, matai. Be baldų. Taip, virtuvė. Taip, čia galima šitą konstrukciją, just to make it more spacious. Čia langas yra į gatvę, aišku. Vaizdo čia nebus. Sienos yra tokios truputį. O šito vietoje nebent yra viskas sutvarkyta, žinai. Taip, čia yra grotos. Grotos į miegamą. Taip. Ten įeisime mes iš vidaus. Kondicionierius. Taip, dalį jūros matome šiek tiek. O čia yra ta gatvė pagrindinė. Pagrindinė gatvė. Gatvelė, ne gatvė, pravažiavimui. Čia yra tik tai vienpusis eismas ir tenais važiuoti nebegalima. Ten ženklas matosi plytą. Tai iš tos pusės atvažiuoja. Mes ir iš čia važiavam. O čia matai visą baseiną. Sakė, galima tokia kaip medinė terasa pasidaryti. Nes ten pasidarė kaimynai. Ten yra kaimynai pasidarė, nestoginė. Taip, ir šitoj vietoj. Čia būtų gerai, kad būtų... Išėjimas, ne? Jo, išėjimas tiesiai į baseiną. Tai tik tai ten ta siena, man įdomu, kodėl truputį. Virtuvė, dar kartą pažiūrim virtuvę. Čia reikėtų perdaryti, aišku, viską, nes viskas sena, viskas old style. Yeah, it's Andalusian. Čia. Absolutely. O čia yra miegamasis vienas, čia yra boileris sumontuotas. Ir jisai gan nemažas, tai boileris. Gan nemažas, bet taip įspinta. Ir įmontuota. O čia vėlgi, su langais, su vaizdais, tai čia nelabai šitam būstui pasisekė. Bet ką darysi? Čia tokių yra prigaminta, Ispanijoje nemažai. Tai štai ir vertė būsto, kaip aš supranti, matai vaizdai kokie, ar ne? Tai šitas būstas, jisai mažiau vertingas už tą būstą, kuris turi gražius vaizdus per langą. Taip, ir dar čia plius reikia remonto, pažiūrėk, plytelės, tai tikrai... Remontas remontas yra savom stiliui, žinai. Čia nei vieno net langelio nėra vonioj. Lūžė ventiliatorius. Bet ką aš noriu pasakyti, kad būsto vertė, kai iš karto žiūri, tai tu matai, kur yra langai, kokie yra vaizdai. Čia pietų pusė? Taip, pietų, bet, sakykime, gatvelė važiuoja mašinos ir jau tau nėra tokio malonumo. Grindys tokio pilko marmuro. Čia tai
Kažkas čia buvo seifas greičiausiai. That is. Čia tavę pasiūlymą, kad duris išsikerti ir tiesiai tada ensuitinis variantas gaunasi. Tu turi atseit tada įėjimą į vonią. Viskas, kaip sako, čia reikia dar investuoti nemažai, ar ne, iš šitą būstą. Inžinierius sakė, veikia. Nu, žinai, sakė, tai sakė, bet. Ir čia vat yra iš to koridoriuko, vat visi va šitie langeliai matosi. Bet kaip įdomi, čia šlangos visokios eina. Čia kabelė, ne? Ne, čia vanduo. Ai, vanduo? Akva. Nu, bet čia Ispanijoje va tokie va sprendimai būna priimami tokie paprastieji, ūkiškai, tai, nu kaip ūkiškai tokie, juokingai ūkiškai, belekai, padaro. Svarbu sprendimą rado, nieks į sieną nešlepia, visi eina į paviršium ir kuo paprasčiau, kuo pigiau. Tam pačiam aukšte. Do you see that I've got the Ir alarm dabar in my va hand? kitas būstas bus įrengtas. Taip, žengiam į vidų, signalizaciją pavyko išjungti. Aha, čia jau jaukiau, be abejo, nes čia yra viskas, nu taip, čia jau visai kitas. Visai kitas reikalas. That's a marble. No, It's a... it's like boards. It's just a... Like a board and they go on top. Čia yra kas padaryta, tai imitacija marmuro, bet tai visai tvarkingiau atrodo viskas, man gražiau. Čia yra nekeista, sakė, viskas lieka tas pats grindis. All the same, not change. Just these. No change. Just the handles. Just the handles, okay. Tai jie pakeitė tik tai rankinėlės, o visą kitą paliko. Nu va, tai čia mes tą pačią medžiagą naudojo. Tai čia aišku truputį. Aišku, nežinia, kiek jinai laikys. Kiek jinai laikys, taip, nes drėgmė, va, jie čia net įdėjo į dušo kabiną. Tai įdomu, ar čia yra atspari drėgmė ir ne, va klausimas. Tvarka tai visai kita, jaukumas jau visai kitas. Jau daug smagiau, bet kas čia yra gerai, tu čia iš karto turi išėjimą į baseiną. Tai va čia yra didžiulis privalumas, va tokį va nuomoti, jeigu. Tai čia yra super, va taip išeini ir iš karto į baseiniuką. Tapetai, stalas padarytas. Jo, labai žemos lubos, nes čia kondicionieriai. Is it conditioner above ceilings? Yeah. Nu tai, viskas tvarkingai, čia mikrocementas atseit padarytas dekoratyvinis. Duris, viską perdažyta. Taip, tai va tokį išnuomavimui, tai čia yra idealu. Dar vienas mėgamasis. Ten yra durys, o kur čia durys, čia spinta. Taip, o spinta gan gili. Gili spinta pakankamai. Tik priėjimas nelabai patogus. Nu, tokie va, kas čia yra, prisprendį priėjimas. Viskas suspausta, nu, bet atvažiuoti atostogam užtenka. Ne kasdieniam gyvenimui. Nu tai va, mes matėm tą, su grotom dabar išėjom, o prieš tai buvo manam. Tai va toks yra skirtumas. Sakė, gauna maždaug apie 240 už naktį sezono metu. Tai gan nebloga grąža. Tai šitą suremontavus 250 gali gauti, nes čia yra daugiau vietos ir matom jūrą. Kadangi matom jūrą, pietinė saulė, tai čia yra kaip ir geriau, bet ten kas geriau man patinka, išėjimas yra iš karto į baseiną. Tai va tokie pliusai minusai. Išeinam iki. Ką tik išėjome iš tų būstų ir dabar mintis kokios. Kaip ir minėjai, dabar mes pamatėme vieną būstą. Pirmas būstas buvo mažesnis, o antras su tokia didesnė terasa ir viduje daugiau vietos. Bet kaina jo didesnė. Man dabar, ką aš noriu pirmiausia pasakyti, va dabar išėjom iš paskutinių būstų ir mes pamatėme, kaip ir atrodo jisai įrengtas, ar ne? Jaukiai. Ir Taip. ką minėjo savininkai čia, aš kaip suprantu, investuotojai, tai jie investavo minimaliai. Jie netgi paliko virtuvės dureles tas pačias, jie net nekeitė jas. Pakeitė tik tai rankenėlės juodas Taip. uždėjo, pakeitė, mačiau, orkaitė juoda irgi nauja, gartraukis juodas Taip. ir visą vaizdą visiškai keičia. Ir jie ką jie padarė, sudėjo marmuro imitacijos plokštas. Jas minėjo, kad jos yra vandeniui atsparios. Tai mačiau virtuvėje, duše visur sudėta. Aš nežinau, kiek realiai laikys duše va tas dalykas. Aš nedrįščiau dėti tokių plokščių medinių. Nors ir jos yra waterproof vadinamos, vandeniui atsparios. Ten tik plyteles dėti. Bet čia,
Nu, Ką padarė, čia tą padarė. buvo pigiai, greitai padarytas remontas. Jie matyt gal parduot nori, gal dar kažką, nes ten Jie- keistas plyteles, jie po metų laiko greitai, labai staigiai, duše negalima tokių dėti. Bet ką aš noriu pasakyti, su minimaliom investicijom tu gali labai greitai gauti tą, sakykime, Nuomos gražą. nuomos gražą. Padaryti tvarkingai. Ir jie minėjo kiek? 200. Dabar jisai 40. bus nuomojamas vasarą Už už naktį. 240 Už naktį. Kalahonda. Kalahonda yra kaip, nežinau, kaip Lietuvoje Palanga. Nu, Palanga, nes čia Taip. labai daug žmonių privažiuoja Taip, vasarą. pilna barų, čia jie sakė, čia yra... Pėsti galima nueiti barai, kavinės, Merkadono šalia, 10 minučių pėsti iki jūros. Tai lokacija labai gera ir čia vasarą labai daug būna žmonių. Taip, čia su mašina nuvažiuoti, tai Skandinavų. 3 minutės, va, iki jūros su mašina nuvažiuoti. Kas man patiko, va, tame būste, kur buvo su baldais apstatyta, kuomis man patiko, tuom, kad yra išėjimas tiesiai į baseiną. Čia yra labai patogus dalykas. Aš esu pats gyvenęs, nuomavęsis, tai žinau tą reikalą. Kai aš nuomavausi, kiemukė, terasėlė, aš atsidarau vartelius į baseiną, iššoku, atgal grįžtu, atsigulė prieš saulę kaitinės. Svečių sulaukiam. Teko išvaryti. Ramybės nedavė. Nereikia tau jokiais laiptais eiti aplinkui, su rankšluošiais šlepetėm, šlepiot, žinai. Super tas dalykas. Ir taip, tai apie tą investicinę grąžą kalbant, tai va, 300, kiek sakė kaina? Tas didesnis būstas 313 900, kitas į kitą pusę, kur į baseino pusę irgi panaši kaina 313 400, bet realiai dar reikia suinvestuoti šiek tiek atšviežint, atnaujintą būstą. Tai jeigu žiūrint į nuomos grąžą, tai geriau galbūt pirkti pigesnį variantą, tarkim, už 230 ir tenai netgi baldai ir virtuvė visiškai tinkama naudoti ir jau galima gauti be didelės investicijos jau tu gali gauti, aš grąžą. įsivaizduoju, 200 tikrai gausi už naktį. Man čia net įsivaizduoti nereikia, čia ir gauna, va šito urbanizacijoje 200 yra minimum už naktį. Tai mes... čia kalbam apie jau vasaros laikotarpį. Taip, pikas. Taip, Liepa, Birželis, Liepa, Rugpjūtis. Rugsėjais dar galima. Dar rugsėjas, nes čia irgi kepina saulė rugsėjo mėnesį. Tai įsivaizduokit, va, 3-4 mėnesiai po 200 už naktį. Ir čia pastoji būna užimta. Taip, tie didesni jau su remontu galima gauti 250, 260. O tie, kur buvom ten, kur su remontu, taip, jau tada 2,5. Dar didesnis grąžas. Tai va, ir sprendi, žinai, kas tau geriau. Taip, teisingai, tai va, kol kas tiek, važiuojam. Nu va, čia iš karto atsidurėm mes tame greitkelyje. Čia tik reikia atsargiai važiuoti, nes čia nėra greitėjimo juostos. O čia visi daug kas važiuoja 100 greičiu. Įsukimas iš karto į Lidlą. Taip, atvažiavam. Čia mes grįžinėjame, tas pats žiedukas, po tiltuku ir mes ten po kairę matysim McDonald'ą, o mes važiuosim tiesiai iki jūros. Nu va, mes iš ten atvažiavom, prisiparkavom, Royal Beach Piratą. Nu va, restoraniukas, jis aišku dabar uždarytas, nes ne sezonas. Žuvytė va kepa čia, skaniai. O, kokių batų pridėta. Ir va čia šitų takelių galima žygiuoti paplūdimiu gan tolokai. Saulė šiandien šviečia. Pavėsyje nors buvo tik tai 11, kai išvažiavom, dabar jau rodo 15. Bet prieš saulę pakankamai šilta.
Mes esam štai čia, važiavome iš šitų keliukų, čia per tą žiedelį, čia yra McDonald's, o mes atvažiavom tuo keliu iš tenais ir į viršų. Nu va, čia yra toks paplūdimys. Smėlio labai daug nėra, bet atsirast vietos. Ką aš šneku? Paplūdimys nėra labai didelis, bet vietos galima rasti. O štai čia jau yra kitos rezidencijos. Prie pat jūros. Ir kainos jau aišku kitos.